kaip panaudoti įrankius, kaip priversti tą dirbtinį intelektą dirbti mums, dirbti jaunai kartai. Pakviesime pasikalbėti Indrę Stonkuvienę, įtakinga nuomonės formuotoja, 2 vaikų mama. Indrė ateina, Aleksandras Kovalevskis, advokatas, teisininkas ateina, Jonas Trumpa, matau, Moksleivių sąjungos prezidentas ateina ir Julija Markeliūnė, telekomunikacijų bendrovės Telia įtraukties vadovė, irgi ateina. Visi atėjo ir visi dabar kalbėsime ir pradėkime, Indrė, nuo pačios. Sveiki. Tai kas dabar, nes jau ir per kavos pertrauką ir prieš tai buvusiuose pranešimuose išlindo, kad čia dabar ko gero turime tą situaciją, kur višta kiaušinį moko, tai pačios šeimoje dirbtiniu intelektu pirmieji kas pradėjo naudotis, vaikai ar jūs? Man atrodo, labai gerai pradėjai, tai sveiki, visi, kurie sėdi, stebi, žiūri, labai iš tikrųjų aktuali tema, tai aš manau, kad labai teisingai ir Aušra pasakė tą pavyzdį apie vaikus, kad aišku, kad parodė vaikai, jie plus mokinasi licėjų, robotika, inžinerija, tai yra neišvengiama šita naujiena tiek visuomeniai, tiek mūsų šeimoje. Tai man atrodo, toksai bendras kelias, nes vaikų augimo tarpsnis kažkoks vis skirtingas įneša naujienų ir naujovių man kaip mamai ir verčia augti, verčia domėtis. Ir aš jiems už tą naujieną ir naujovę labai dėkinga. Aš nesinaudoju tiek, kad pakalbėti ir pabendrauti. Aš dar tą senamadišką. Bet senamadiškai pabendraujat ir su vaikais, ar ne? Nėra palikti bendrauti tik su dirbtiniu intelektu. Ne, tikrai nėra, nes tai irgi yra šviežia, plus Cecilijai yra 12,5, Pranciškui yra 10. Tai mes dar turėjom tokį kalbėjimą ir tą tradiciją, gal pavadinčiau, tai paprašiau įpročių. Tai per įprotį išsikalbėti, kas irgi turbūt tinkamas klausimas arba aiškiai užduotas, daugiau vaikas gali, mano nuomonę, papasakoti ir pasidalinti, negu kaip čia blogis, čia negalima. Mano mama tai pasakė ir dar prieš visą šitas ir dirbtinius intelektus jau aš buvau priversta pasukti galvą ir atsakyti jiems su argumentu, pagalvoti apie tuos šaltinius, apie kuriuos čia irgi prieš tai girdėjome daug kartų. Tai mes kalbam, mes turim tokias tradicijas, labai jos minimalios, nes aišku, kad intensyvus laikotarpis ir darbo dienos, bet bent jau vakarienę arba bent jau vienas kažkoks, jeigu sugebam atsisėsti prie vakarienės ir tokiais labai paprastais 3 klausimais, kas tau patiko, čia daugiau gal apie emocinį intelektą, bet iš to labai, jeigu truputėlį leidi vaikui papasakoti ir neįsiterpi, nes aš labai mėgstu ir tokia nekantri būnu, tai netgi su variantais paklausiu, pati dar jiems kelis variantus, ką jie galėtų atsakyti ir man papasakoti. Tai jeigu truputėlį taip užčiaupiu save, tai iš tikrųjų išlenda daug visokių istorijų, įdomybių iš pačios ir tų viso ir dirbtinio intelekto, ir žaidimų. Aš einu ir man tikrai rūpi, nes aš nežinau, su Pranciškum aš nežaidžiu, bet tiesiog prisiverčiau save atsisės ir pasižiūrėti, kasgi čia vyksta per žaidimas, ką tu veiki tenai. Gerai, Indrė priversta nutraukti, nes dar 3 žmonės yra. Atsiprašau, čia kalbant sveiki. apie tą, kur tu nori vis pertraukti, tai man atrodo, kad Aušra Kurienė nebematau liktai, bet pasakytų, kad apskritai tai yra labai natūralu, kai suaugęs žmogus, ypatingai tai yra tavo vaikas, tai jisai nori šokti, spręsti tų problemų. Tai iš karto rasti, pasiūlyti, palengvinti, padėti tą pagalvėlę. Ko tikriausiai daryti nereikėtų. Jonai, mes turim patį kaip atstovą nuo to vaikų balso, kurio mes čia pasigendam. Ir man atrodo, kad kitą konferenciją reikia daryti pasikvietus vaikus, kurie pirmą mus apmokytų dirbtinį intelektą. Tada pažiūrėtumėm, kur jie ten gal džiunglėse ne tuo takeliu nusuka ir grįžtumėm tada su kritinio mąstymo patarimais. Dabar moksleiviai, vaikai vyresnio amžiaus, tarkim, ar ne, tai jie tą dirbtinį intelektą labiau naudoja mokymosi reikmėm, ar vis dėlto pokalbiam kaip su psichologu, kaip su, nežinau, draugu, kaip su tėvu gal. Kitaip tariant, tas panaudojimas iš aplinkos, kuris yra dažniau taikomas. Mes tiksliai tikrai nežinom. Ir šitą vietoj ChatGPT pirmą kartą atsirado, jeigu neklystu, 22 metais, bent jau 22 metais, 22 metų pabaigoje mokiniai tikrai
plačiau jį naudoja. Gerai, tada pasakyk savo pavyzdžių. Nu, nebesat visiškai mokinys, bet pats, kur, kada dažniausiai konsultuojatės? Tai vat, mokiniai 22 metų pabaigoje pradėjo dirbtinį intelektą naudoti būtent namų darbams ir visoms užduotims akademiniams, kurios jiems tenka. Ir tada mokytojai kurį laiką nežinojo apie dirbtinį intelektą tiek daug, kiek žinojo mokiniai. Ir dabar yra 25 metai, tai reiškia, mokiniai kurį laiką galėjo ramiai naudoti dirbtinį intelektą ir paskui mokytojai išsiaiškino ir paskui mokytojai pradėjo naudoti dirbtinį intelektą ir dabar dirbtinis intelektas gaudo dirbtinį intelektą kartais akademijoje ir mokykloje lygiai taip pat. Tai mokiniai naudoja užduotims, kurios yra labai paprastos ir kurios reikalauja faktinių žinių. Tai jeigu yra kažkoks klausimas apie tai, kokia yra data, tai dirbtinis intelektas tikrai gali pakankamai taikliai, dar jeigu patikrinti faktinę klaidą yra lengviau negu kažkokią rašinį, pavyzdžiui, parašyti, kur yra tavo pačio kūryba. Tai dirbtinis intelektas nesudėtingai susitvarkydavo ir mokiniam būdavo labai paprasta, patys mokiniai pasidarydavo savo šiokią tokią meškos paslaugą. Tai reiškia, jie tada nežinodavo tų faktų ir pamirždavo tą kontekstą, o tas kontekstas jis yra vis tiek, tie faktai svarbus tokiam bendram suvokimui, nes vis tiek ta mokyklos programa, kurią išeina mokiniai, jinai duoda tokį bendrą supratimą, suvokimą, pagal kurį tu tada tą kritinį mąstymą savo ir vedi. Tas, tarkim, jeigu nežinotum Lietuvos istorijos ir tau kažkas pasakytų kažką apie Lietuvos istoriją, tu neturėtum kažkokio atramos atskaitos taško pasverti ir kritiškai vertinti. Tai mokiniai šitą praranda, bet kartu ir, jeigu kalbam apie kūrybinius įgūdžius, mokiniai tikrai drąsiai pakankamai naudoja, žinau, ir studentai naudoja, daryti kūrybinės užduotis vietoje savęs naudoja dirbtinį intelektą, tai reiškia, jie patys to nedaro. Ir čia buvo pranešime praeitam labai gerai pastebėta, kad tada iš tikrųjų reikėtų klausti, ar mokyklos visa programa yra į faktus, nuo faktologinių ugdymo orientuota, ar jinai yra į įgūdžius orientuota ir kaip atrasti tą balansą. Su dirbtiniu intelektu mokiniam dabar labiausiai yra šiaip iš tikrųjų tai neramu dėl darbo rinkos ir kaip jinai atrodys ateityje. Tai čia toks streso šaltinis papildomas. Čia dirbtinio intelekto dvikova prieš dirbtinį intelektą, tai vėlgi nesena istorija, kur pernai 10 studentų buvo pašalinta iš Vilniaus universiteto už tai, kad nesinaudojo savo galvo, naudojosi dirbtiniu intelektu. Julija, jūsų telekomunikacijų bendrovė turi tą socialinę iniciatyvą Augu internete. Ar dirbtinio intelekto atėjimas, Jonas sako, čia 22 metai, ko gero, toks bendresnis tas paplitimas buvo, atsispindi kaip nors šitoje jūsų kampanijoje, ar tendencijos, ar jos keičiasi? Mūsų pati Augu internete iniciatyva pagrindė yra orientuota būtent į kritinio mąstymo lavinimą. Ir faktas, kad temos pačios, ką mes aptarinėjom, pasikeitė atsiradus dirbtiniam intelektui. Tačiau vis tiek daugiausiai skiriam laiko diskusijai su moksleiviais ir aš pati vedu tas paskaitas ir atvažiavus mes pradedam visada nuo to, kad taip iškeliam rankas ir sakom, mes tikrai netvažiavam jūsų mokyti naudotis internetu, nes jūs galit pamokyti mus 100%, bet mes norim jums parodyti tą kitą interneto pusę, nes kaip gimė iniciatyva, tai gimė suprantant, kad gimė 2017 metais dar iki dirbtinio intelekto, bet suprantant, kad tuometinė vaikų karta jau augo ir gimė jau internete, jau su planšetiniais kompiuteriais. Tai jie ten jaučiasi labai saugiai. Ir va tų džiunglių jie tikrai nemato. Tai mes, kai atvažiuojam, būtent apie tai ir diskutuojam, apie tą visą skaitmeninę erdvę ir kaip suprasti, kad tavo tas skaitmeninis pėdsakas, jis niekaip neatsiskiria nuo tavo fizinės tapatybės. Tai su dirbtinio intelekto atsiradimu daug diskutuojamo, kam jie jį naudoja. Tikrai labai jau daug pavyzdžių paminėta, labai mėgsta vaikai naudoti tiek pasikalbėjimam, tiek kurti paveiksliukam, bet labai, kur mes juos visą laiką pamokom ir taip sakant, paskatinam pagalvoti, pasitikrinti tuos šaltinius ir duodam kartais net ir tų praktinių užduočių. Ir kai visi gauna skirtingus atsakymus ir vienas kitam kartais prieštaraujančius, tai tikrai padeda vaikams suprasti, kad gal ir ne viską reikia priimti taip kaip visišką tiesą. Čia, kaip Jonas sakė, kad jeigu nežinai Lietuvos istorijos, arba vėl referuojant į pirmąją mūsų dalį, jeigu nežinai Jono Biliūno Kliudžiau, jeigu nežinai Justino Marcinkevičiaus, tai visi atsakymai dirbtinio intelekto gali sueiti už gryną pinigą. Prieš tai buvusiuose 2 pranešimuose girdėjom, kadangi vis tiek ta
nežinau, technologija, įrankis, priemonė, ar ne, jinai vystosi ganėtinai sparčiai. Mes čia bandom pačiupinėti suaugę, kartais vaikai jau čia kai kuriuose situacijose mus lenkia ir tas teisinis reguliavimas irgi susiduria su ganėtinai dideliais iššūkiais, bent jau ką kalbėjo prieš tai buvęs teisininkas. Kaip pačiam atrodo, kur dabar didžiausios grėsmės yra, ar ne, jeigu vertinant kaip priemonę, kaip įrankį, žinant, kad juo naudojasi vaikai, gal net geriau negu suaugę, tai tie suaugę net nelabai gali paaiškinti, vėlgi, ką girdėjom iš Katerinos reportažo, kur tos grėsmės yra, tai kur jos pačiam atrodo didžiausios slypi. Tai iš tikrųjų jau yra reglamentuotas dirbtinis intelektas ir yra reglamentuotas ES lygmenių, yra toks dirbtinio intelekto. Tai apie tuos aktus pasako ir Karolis, ir Katerina, bet tai paties manimu viskas yra sutvarkyta, tik tai trūksta žinių tą teisinę bazę perprasti. Problema yra tame, kad dirbtinis intelektas jis labai sparčiai plečiasi. Jis teisės aktai nespėja paskui pokyčius, nespėja viską detaliai reglamentuoti, lieka tam tikrų pilkų zonų. Aš labiau apie tas pilkas zonas ir kalbu ir bandau lenkti į tą, kur čia dabar šitoje situacijoje dar vėluojama, tarkim, su reglamentavimu. Su reglamentavimu, dabar tik pradėtas taikyti tas aktas. Tai iš tikrųjų tos spragos, praktika geriausiai parodo spragas. Ne? Tai ką mes turim dabar, mes turim aiškius draudimus, kad negalima naudoti tokių technologijų, kurios manipuliuoja, kurios nukreiptos į pažeidžiamiausias grupės asmenų. Tai tokiom grupėm yra pagal amžių priskiriami ir vaikai. Tai reiškia, tu neturi, yra draudimas ir tu neturi teisės kurti tokius įrankius, kurie būtų skirti išgauti tam tikrą informaciją iš vaikų, kažkokio galbūt žaidimo, pavidalo. Tai tokios grėsmės yra šiek tiek jau reguliuotos, o kokios tos spragos turbūt geriausiai parodo praktika. Indre, mūsų vaikai, jūsų vaikai, bet žinai, Jūratė čia irgi pirmoje dalyje skaičiusi pranešimą minėjo tokius žmonės kaip tu, tiesa, ne tavo nuotraukos ten buvo sudėtos, bet kurie vaikus išnaudoja socialiniuose tinkluose. Gal jau iš karto apie mane monetizuoti. Tai aš jie kepurė dega. Ne, mano klausimas ir buvo, kaip pati jaučiatės vėlgi tą informaciją apie vaikus internete talpindama ypatingai dabartiniais laikais, kai tarkim turint omeny tą vieną vaiko atvaizdą, ar ne, gali atsisukti prieš pačią, kai kažkas atsiūs, tarkim, Cecilijos arba Pranciškaus, ar ne, su dirbtiniu intelektu sukurta kažkokį vaizdelį, kur ten katastrofa yra tragedija, nelaimė ir būsite pagauta pačios technologijos. Nors ir koja žengiu su technologijom, tai pradėkim nuo to, kad visa socialinių tinklų veikla buvau viena pirmųjų ir gal ir džiaugiuosi, nes tuo metu tiek nebuvo galimybės ir prieigos dalintis tokia ta informacija, nes kaip ir kolega minėjo, mes niekas nežinojom, kaip tai veikia, mes nežinojom to atgalinio, iš viso ta sistema, kaip jinai veikia, kas sėdi, kas stebi ir tik tai per kelerius metus išaugo socialiniai tinklai, tai visų pirma buvo Facebookas, į tokį jau gal net ir pralenkiantį televiziją ir tą tokį, erdvę, kurioje tu gali ištransliuoti ir kaip visada yra dvi pusės. Yra ta teigiama pusė. Tai aš žiūriu į tai ir ypatingai jau dabar jau per 11 metų veiklos tiek Facebook'e, daugiau turbūt kalba eina apie Instagramą. Tai yra platforma, kuri yra veikla, dabar jau neatsiejamai, tai yra mano darbas. Aš žiūriu atsakingai, aš žiūriu visų pirma atsakingai kaip mama, ką aš dedu, aš pasirenku, nes tai nėra kažkokia televizija, kur ateina prodiuseris ir tau liepia kažką padaryti. Tu juk atsirenki. Atsiklausėt? Visada aš negaliu neatsiklausti, nes aš pereinu per tuos amžiaus tarpsnius, kur vaikas nori.
Tai dėl to ir sakau, aš prašokau tą lentelę, kai ir tą tokį amžiaus tarpsnį, kai jie tiesiog gugu ir neturi savo nuomonės ir savo pozicijos. Tai jeigu mes kalbam apskritai apie dabartinę jau tą nuomonės formuotojų rinką ir įtaką darančių ir tą prieigą ir kanalą, nes dabar įsivaizduokim, kad kiekvienas, kas turi telefoną, yra nuomonės formuotojas. Vienaip ar kitaip jis yra. Vienas uždirba daugiau, kitas mažiau ir iš to didžiulio srauto, apie kurį mes šnekame, tai yra kaip iššokti ir būti tam išskirtiniam. Ir aišku, kad aš matau ir kaip visada, yra pliusai ir minusai, kas dalinasi tuo, kaip pagalba, kaip įkvėpti mamas, nes tai yra, aš tai manau, kad šių dienų dienoraštis, kas dabar rašo dienoraštį. Ypatingai aš galbūt labiau galėčiau kalbėti apie mamas ir vaikų auginimą, tai yra tam tikra prasme, tai yra atskirtis. Tu atsiskiri nuo darbų, nuo kolegų, nuo bendravimo. Tau internetas ir istorijai, tau yra tavo draugai. Kaip čia GBD, tu čia kalbi ir pabendrauk su manim kaip su psichologu. Tai tam tikrom mamom ir tas rodymas, dalinimasis savo kasdienybę, joms padeda praeiti tą sunkų etapą. Bet aišku, vėlgi, čia yra nuo paties žmogaus, nežinau, vertybių ir kaip jisai taip tą panaudoja. Tai gal reikėtų kalbėti ir į šią temą apie mums, tėvams, kalbėti ir šviesiai mažiau nubrėžti tuos, nežinau, ir pamesti tuos principus kategoriškumą, nes man atrodo, kad mes bijom to, ko mes nežinom. Tai lygiai taip pat domėtis, kalbėti su vaikai, šviesti juos, klausti jų ir bendrauti, nes tai yra tokia neišvengiama. Kaip turbūt prieš kokį 15 metų visi irgi sakė, kreipia galvas, o ne, telefonas, o dabar tai yra tiesiog. Kompiuteris yra privaloma vaikams eiti į mokyklą, nes yra prezentacijų ruošimai. Tai yra neišvengiamybė ir nubrėžti tą kategoriškumą ir atsakomybę. Tai aš tai darau labai atsakingai. Pasveriu tai, kad ką aš rodau, kiek įmanoma, tikrai vengiu tų tam tikrų, kur identifikuotų, kur jie yra, su kuo jie yra, kaip jie yra. Netgi tam tikros vietos ir lokacijos yra tiesiog, dabar aš esu priversta strateguoti, nes dabar tik tai aš žinau visus tuos pavojus, nes anksčiau buvo pavojus turbūt be telefono išleisti vaiką, kaip aš pati bėgdavau į mokyklą, nežinodavau, kad ten laukia iškrypėliai su paltu ir ploščium, bet aš nenorėdavau eiti to rato. Tiesiog, man atrodo, čia yra skirtingos kartos, kažkokia neišvengiama problema, tik tai mums reikia kažkaip su jie prisitaikyti ir kalbėti ne tik apie pliusus, bet ir minusus. Tai aš manau, kad Aušra Kurienė čia viena iš tų tokių patarimų davė savo pranešime, kad palygindama, tarkim, kad tai yra džiunglės ar ne, į kurias mes trimečio nepaleistumėm, o gal 18-metį paleistumėm, bet su priežiūra, tai čia eina kalba apie tai, kad, kaip pati sakai, ateina laikas, kada suaugęs žmogus supranta, kas gali būti, kaip gali būti. Jonai, viskas gerai, mokslai, čia visi supranta, kad čia tik tai mokslam tikrai nesinaudoja tuo dirbtiniu intelektu. Ar moksleiviai, jaunimas supranta, sekdami įtakingus žmonės, mažiau įtakingus žmonės, nežinau, bet ką ar ne, sekdami socialiniuose tinkluose, kur yra dirbtinio intelekto sukurtas žmogus, kur yra dirbtinio intelekto sukurtas balsas, nes aš irgi dabar prisipažinsiu audio knygas, kadangi klausau angliškai ir man dabar vienas sakė, čia yra ten skaitmeniniu būdu sugeneruotas balsas. Viskas gerai su tuo balsu, tikrai gražus, moteriškas, fainiai, ten intonaciškai. Negaliu, išjungiau ir knyga atrodo gera, bet kažkaip nesiklauso. Tai, bet kai nėra, ar ne, kad čia yra šitas profilis yra sugeneruotas ir savo ten kažkokiais liūdesim arba džiaugsmais dalyjasi netikras žmogus. Ar jie moka atskirti, jeigu nepažymėta? Čianais greičiausiai būna koks nors vienas tipas, vienas balsas, kuris yra per daug įvairių reelsų ar įrašų einantis. Bet tik tai dabar. Ir tada kažkaip, aš pas pastebiu, kad aš žiūriu, ta prasme, ir matau, kad tenais, jeigu yra kokį nors Minecraftą tenais, žaidžia kažkas fonė ir tada kažką pasakoja. Bet tiesiog duoda tą vizualinį, kaip čia pasakojo, fragmentaciją, kažkas vyksta, tu žiūri, kaip kažkas kažką daro ir tada tu klausai balso ir ten pasakoja apie Škotijos pilių istoriją. Ir atrodo, du nesuderinami dalykai, bet tada tu kažką tenais mokaisi ir gauni.
Tai tas balsas, jisai per daug įrašų, tu gali tą patį balsą atpažinti, tiesiog pajausti. Jeigu man duotų tą balsą pirmą kartą, aš nepasakyčiau, ar tai yra tikras balsas ar netikras balsas, aš nežinau, kas pasakytų. Nėra tokių mokinių mano aplinkoje, kurie atpažintų, tai pirmą kartą paklausę, gal ten kažkokie, kurie ten muzikos mokyklas lanko ir labai gerą klausą turi, tai gal gali ir pasakyti, bet nemanau. Julija, vėlgi prisipažinot, kad važinėjat po mokyklas, kalbate su vaikais, tai iš esmės, ar ne, jeigu mes jau tarsi kaip ir gerai pripažįstame, kad jie galbūt daugiau yra perpratę dirbtinio intelekto galimybės, mes daugiau žinome apie šitas rizikas, ką patys vėlgi jauni žmonės galvoja, ar ne, kaip, ar jie mato tas rizikas, ar jie turi bent dalį to kritinio kažkokio vertinimo ir supranta, kad ar ne, kad tas balsas, kurį galbūt girdi pirmą kartą, kurį nori sekti ir užtrunka laiko jonai, ir ne, kol supranti, kad čia jis kartojasi per daug kartų, kad tai gali būti, kad reikia kritiškai vertinti. Tai labai skiriasi skaitmeninis raštingumas visų. Čia negalime į vieną katilą sudėti ir visų vaikų. Ir yra tokių, kurie tikrai puikiai supranta ir dar man papasakoja per tą pamoką, o yra tokių, kuriem reikia tikrai pasakoti, kad jeigu tave šantažuoja žinutėmis feikinis profilis ir prašo, arba net ir nebūtinai netikras, bet ir šiaip jeigu prašo atsiųsti tėvų, nes tikrai viena iš tokių situacijų, ką visą laiką papasakom vaikam, ką jie darytų, klausim. Sakom, įsivaizduokit, ateina jums žinutė per kažkokį soctinklą, kurioje parašyta, kad turiu kažkokią informaciją apie tave, kurios nenorėtum, kad pamatytų tavo tėvai. Jeigu nori, kad aš ją nepasidalinčiau, atsiųsk man tėvų kredito kortelės nuotrauką iš abiejų pusių. Ir atrodo toks elementarus klausimas, kur turėtų savaime būti suprantama, kad tu to nedarysi. Bet paskutinį kartą net ir su jau tokiais vyresniais 7-okais diskutuojant, su viena mergina, tikrai taip ilgokai diskutavau, nes jis sako, nežinokit, aš vis tiek nesutinku. Taigi kiek ten tų pinigėlių pas tos tėvus toj sąskaitoj? Geriau aš nusiųsiu, tai ten jie gal labai nepastebės, kad ten sumažėjo, bet niekas nesužinos apie mane tos informacijos. Tai ir toks vienas iš atsakymų tikriausiai jums šitą klausimą būtų, kad labai skiriasi ir kai gaunam tokį atsakymą, mes suprantam, kad tikrai labai dar reikia kalbėti. Ir nors vaikai ir supranta, jie labai, žinot, ką atskiria. Dauguma beveik nei vienas nepasimauna, bent jau kaip patys sako, ant tų phishingo atakų, kad jeigu tau atėjo žinutė tiesiog nuoroda kažkokia ir dar jinai biškelį keista, tai jau tikrai sako, ne, jau čia senas būdas, jau mes ant to nepasimaunam. Bet jeigu dirbtinis intelektas sukuria netikrą profilį ir jau prašo kažkokių kitokių dalykų, čia jau atsiranda ta riba, kurie sako, kad iki galo jiems sunku atskirti. Tai ir apskritai didžiausia gal bėda, ką jie patys tikrai sako, tai yra kaip jų emocinė gerovė, matant visus tuos įrašus, tuos tobulus gyvenimus ir mes su jais ir kalbam. Sakau, supraskit, kad tai, ką jūs matot socialiniuose tinkluose, nėra realybė, nes kartais būna labai sunku, visi tavo socitinkluose Tailande valgo kažkokias tai krevetės, o tu grikius pirmam suolė atsisėdęs valgai, ar ne, ir už lango dar sninga. Bet tada labai kalbam apie tai, kad nebūtinai tai yra tiesa. Tai manau, tas kritinis mąstymas jis į visą tai ir susiveda. Ir labai smagu, kad vaikai išgirsta ir jeigu nors vienas po to nesijaučia blogai, kad jisai čia tam suolė savo apsnigtam Vilniuje leidžia laiką, tai jau manau kažkiek pasiekėm savo tikslą. Indre, vėlgi praktiškai, ar ne? Julija čia minėjo tų atvejų, kada yra ten netikri profiliai, kada yra bandoma paskui vaikus kažkaip reketuoti, įdant nenutekėtų jiems gal nepatinkanti, netinkanti, kompromituojanti informacija. Kaip yra pačios praktika, ar ne? Ar yra būta, kur prisidengiant tą informaciją arba pasinaudojant tą informaciją, kurią buvai paskelbusi, kažko iš tavęs mėgintų reikalauti, turiuomenį jau neteisėto, ir kaip, ar nebuvo mėginimų per vaikus, arba kažkaip juos tiesiai priversti kažką daryti, arba per juos, kad jie, nežinau, irgi suteiktų tavo kreditinės kortelės. Tai aš turbūt tik tai galiu pasidžiaugti, kad ir Ilmą pažįstu ir labai su tom visom internetiniam platybėm ir savo veiklom ir savo paties kailių užbėgau įvykiams už akių ir mes iš gerokai galbūt net ir galvoju per anksti su Cecilija pradėjom šnekėti, ypatingai, kai jinai neturi socialinių tinklų. Čia aišku yra labai
Ne, Rasa, Jėzau, kokie mes kategoriški metam tą kategoriškumą ir plačiau žiūrim į gyvenimą. Bet mes kalbėjom irgi ne tik tai, kaip tu gauni žinutę, bet kaip gali pasinaudoti mūsų atveju. Tikrai procentaliai kas 5 žmogus ir jau dabar ją atpažįsta. Ir ne tik tai dėl socialinių tinklų kažkokio tai dalyko, nes kitas momentas dar, kurį noriu paminėti, kuo tu labiau slapta kažką laikai, tuo labiau intriguoji. Čia yra toksai paradoksas gyvenimo, dėl to, kai tu tai darai su saiku, su atsakomybė tam tikromis, ašgi neslepiu, kad aš neturiu vaikų ir tada, taigi tu turi, taigi aš negyvenu tokioj dideliai šaly, kur aš einu į parduotuvę ir mes tuoj gal nesusitiksim su savo sekėja, kuris sakys ir dar labiau ją suintriguosi. Tai kai tu saikingai išdėlioji tam tikrą informaciją, kurią kaip jau viešas žmogus arba viešą veiklą vykdantis žmogus padarai, bet nebekeli ir nesuintriguoji jų, neišprovokuoji kažkokių tų papildomų problemų ir bėdų, tai kalba buvo tikrai labai pavojingai apie tą nuotraukų siuntinėjimą ir bendravimą, kad sakau, aš aišku gal šitoj vietoj per aštriai sakau tuos pavyzdžius, nes tiesiog noriu įbauginti ir parodyti, ne kaip saldainis, kad ai čiagi pamiršim, paleisim, gal tu esi stipresnė tau atrodo, bet gal tavo draugė atrodo labai draugiškai ir paprašys tavęs, gal ne tik tai kažkoks svetimas žmogus paprašys tavo nuotraukos, nes jau čia yra įbauginta vėl apie tą patį pažinimą, nes čiagi neteis nesuvilios su saldainiu, čia tiesiog sakys, pažįstu tavo mamą, pažįstu tavo tėtį, pažįstu va, visus, viską tau galiu viską papasakoti apie tavo šeimą ir čia draugas. Ir aš kategoriškai čia jau pirma pamoka, kuri buvo, kad mūsų taisyklės yra visai kitokios negu kitų šeimų, tai aš tik tai turbūt galiu papasakoti apie save pačią. Ir vėlgi ta problema gal buvo, nežinau, labai aš jautri va dabar ne per seniausiai ir tikrai rodau, ir stengiuosi Cecilijai jau, aišku, apie iniciatyvas arba kitokius vaikus arba kažkokias savo tas veiklas, aš stengiuosi ne tik tai teoriją kalbėti, nes dažnu atveju mes nespecialistai kalbėdami su savo vaikais, aš kartais naudoju tam tikrus žodžius ir dabar jau išmokau ir klausiu Pranciškaus, o tu supratai, ką nors ką pasakiau? Dažniausiai būna jau per ilgai kalbu, per ilgai kažką pasakoju, naudoju žodžius, kuris net nesuprato jau ir pamiršo jau tą, ką aš čia norėjau papasakoti ir įbauginti ir kokie čia pavojai tau gresia ir tu neįsivaizduoji, kas ves laukia, jis neįsivaizduoja, kas jo laukia vakarieniai. Mama, atsipūsk. Tai turbūt vėlgi toksai, bet va, tas pavyzdys, kuris vėlgi buvo su taksi vairuotoju ir Cecilija, kurie atpažino. Mano jau iš karto yra toksai, aš galiu nieko nesakyti, bet mano kūno kalba išduoda, jau kur Cecilija, ne, mama, viskas gerai, šiandien tas suplošim, jau čia viskas gerai, čia ne tas iškrypęs, jis tiesiog draugiškai, tiesiog sako, tu man kažkur matyta. Ir sako, mes taip tikrai labai smagiai, nes mes turim tokią taisyklę, bet kur tu nueitum, man parašai žinutę, įsėdi, jeigu jau jauti, kad kažkas tau ne taip tu jautiesi, kaip turėtum jaustis, skambink, rašyk, tam tikrus mes netgi raktinius žodžius turime tuo įvykiu, jeigu kažkas jau atsitinka, tokia neišduosiu, bet labai toks geras tipsiukas, iš tikrųjų, kad jeigu tau kažkas yra jau blogai, kokius žodžius reikia sakyti, paskambinus man arba net žinutę įsiuntus, aš žinau, kad tai yra viskas, tai yra jau raudona šviesa, galbūt aš ir suklysiu, galbūt čia mes per anksti jau sustabdžiau taksistą, bet žodžiu jisai žaidė tokį žaidimą, sako, mes žaidėm žaidimą, man reikėjo nežiūrėti, aš jau viskas, man jau silpna, sakau, ir kas tavęs prašė padaryti ir atrodo, čia tikrai jau tas, žinai, protingas vaikas, viską. Ir sako, jisai man davė saldainį ir sakė, atspėt skonį. Viskas. Man tikrai perbėgo visos tos, kur jau nuo čia pasakoju, taigi čia pradmenys, nieko neimki svetimų žmonių, nevalgyk, nekežinė, blablabla. O čia jinai ir tą darė, ir jai smagu, nes toks draugiškas. Ir aš tokia,
Ir tu valgiai, sakau, saldainį. Nevalgiau, tik tai ten, kad paragavau. Ir mes vėl dar kartelį, ką mes visi šnekam su vaikais, mums reikia kartoti, priminti, nes dabar su tuo laiku keičiasi ta forma apgavikų ir tų visų. Aišku, kad viskas gerai baigėsi. Aš su visa statistika, su visais dabartiniais, kur pagrobė narkotikai, tos medžiagos. Taip, aš truputį pasikarščiavau, bet tikrai labai baisu, nes aš dar kartelį priminiau visas rizikas, kad, sakau, ar tu galvoji, kad tie, kurie pagrobė vaikus, jie būna kažkokie labai neišvaizdus ir labai nedraugiški ir siūlo tau knygas skaityti? Ne, jie būna labai draugiški, jie būna labai faini. Tiesiog vėl prisiminėm tuos raktinius žodžius, vėl apie tą kritinį galbūt mąstymą ir ant ko, kur tu lengvai gali tiesiog pasimauti ir gal netgi ir leidžiu labiau suklysti savo vaikams šituo atveju, būti truputėlį atsargesniu, negu kad tai yra per vėlu. Aleksandrai, Tokia, kur su atodusiu. Aleksandrai, klausyk, padėk jai. Aš pavėsiu. Padėk. Šiandien Indrės. Iš tikrųjų, pratęsit. ką išgirdau, gal trumpai. Jau mano klausimą jau nebelauksit. Po to jūsų klausimas. Labai trumpai. Atleisk, Rasa. Labai trumpai. Tai visų pirma, ką daro Telia, tai Estija jau tai daro savo švietimo sistemai. Realiai jie integruoja švietimo sistemą mokymus apie kritinį mąstymą, apie dirbtinio intelekto naudojimą ir jie yra, na, sakykime, pirmieji tą dalyką darantys švietimo sistemai. Ir dėl tų visų rizikų, kaip čia kalbėjome, čia buvo tas jūsų pavyzdys su VU studentais, tai žinokit, na, advokatai tą patį daro. Aš citavau pirmoje dalyje. Jo, tai advokatai tą patį daro, tai mes... Bet ar mes turime lygiuotis į tos bloguosius pavyzdžius? Čia klausimas. Čia turi būti, na, pamokos ir tiem patiem vaikam, ne, kažkokie blogi pavyzdžiai ir tiem patiem advokatam ar kitiem. Kaip tu naudoji, kur tu tą rezultatą panaudoji, ne, ar tu teisėtai naudoji, ar tu neteisėtai naudoji. Kokius tu duomenis įkeli į tą patį, ne, į tas pačias sistemas, kurios tau generuoja kažkokius atsakymus po to. Tai vaikai turi suprasti, kad, na, teisinės pasiekmes gali sukelti ne tik kažkoks rezultatas, ne, jau gautas, bet gali sukelti ir kažkokie nutekinti duomenys, kažkokių nuotraukų įkelimai ir taip toliau. Tai tiek suaugę, tiek juo labiau vaikai turi būti šviečiami, jie turi būti informuojami apie tai, kokias rizikas, ne tik, kad smagu yra naudotis tais įrankiais, bet kad tie įrankiai gali būti ir pavojingi tam tikrose situacijose arba tam tikrom aplinkybėm esant. Tai mano klausimas ir buvo, ar yra tas teisinis precedentas? Jau mes suprantam, kad tas įrankis nėra labai seniai atsiradęs dalykas, bet gal jau Lietuvos teismų sistemoje jau yra susijusių kažkokių ginčių, tarkim, dirbtinis intelektas, vaikai, šeima, duomenys, nežinau, sukurtos kažkokios istorijos ar ne, kurias ginčyje kitą pusę. Tai kol kas tų ginčių nėra tokių teismuose, bet mes matom iš žiniasklaidos, kad jau yra kažkokios situacijos, kur figūruoja dirbtinis intelektas ir galbūt tie studentai skųs savo pašalinimą, ne, iš universiteto, galbūt tas advokatas kažkaip ginsis, kad jis nenaudojo ar naudojo kažkokią dalimi ir kodėl jis nenurodė šaltinio ir panašiai. Tai, na, anksčiau ar vėliau mes tikrai tokių ginčių turėsim. Dabar mes jų tokių faktiškai neturim, bet jau mes matom, kad formuojasi tam tikra aplinka tokiems ginčiams kilti. Kas dar iš tokių Europos atvejų, tai, na, aš esu skaitęs, kad pradėti ikiteisminiai tyrimai, kad su dirbtiniu intelektu yra kuriama vaikų pornografija kažkokia. Tai irgi yra pradėtas tarptautinis tyrimas, kuriuo metu aiškinasi, kaip, kodėl, kas yra atsakingi būtent už to įrankio naudojimą tokiems neteisėtiems tikslams. Julija, kokius, nežinau, 3, 4, 5 pagrindinius ar ne patarimus jūs dažniausiai
duodate kalbantis su vaikais, nes vėlgi surenkate ar ne ir susisteminate pagrindinės problemos, pagrindinės rizikos. Tai aš manau, kad tą užtvirtinti gal būtų visai prasminga ir čia. Tai gal pradėsiu skaičiuoti. Tai pirmas patarimas visada yra, kad tavo skaitmeninis pėdsakas liks internete absoliučiai visada. Turim pasiruošę skaidrę, kurią aš vadinu vienintelę paruoštukę, kurią galima naudoti mokykloje, kur sakom, apie ką turi pagalvoti prieš dalindamasis kažkuo internete. Tai pirmiausia, ar nesi supykęs, antra, ar nieko neįžeisi, trečia, kas galės pamatyti. Trečias dalykas, ką labai stipriai akcentuojam, kad ir kiek tu užsidedi restrikšinų, kas gali matyti tavo turinį, ką irgi vaikams sunku kartai suprasti, tu niekada nežinai, kas pasidarė ekrano kopiją, nuotrauką, kur jinai nuėjo ir taip toliau. Tai visada primenam, kad ta informacija, kurią tu patalpinai, jinai liks ten visada ir tikrai turim pavyzdžių ir savo dabartiniai Lietuvoje, kaip išlenda prieš 20 metų kažkokios nuotraukos darytos ir žmonėm pakenkia. Tai visada primenam šitai. Na ir tas toks pagrindinis yra, ką labai, kur daug kalbam, tai yra patyčios internete, nes man atrodo, esam nuėję nemažą kelią fizinių patyčių klausimus, spręsdami kaip šalis. Bet kai ateina kalba apie tas internetinės patyčias, irgi šviežiausias mano klausimas buvo 9-okam. Žiūrėkit, nu vat ką padarysit? Ir kuo džiugiuosi, jie atvirai dalinasi. Jie atsako ne taip, kaip aš noriu girdėti, o taip, kaip yra. Sakau, ką darysit, jeigu pamatysit internete patyčias? Nu ką, kartu tyčiasimės. Sakau, okei, o jeigu aš dabar vat vieną iš jūsų pasisodinsiu čia fiziškai prieš save ir kažką sakysiu negero, ką tada darysit? Ne, tai tada tai drausminsim jūs, tai jūs negalite taip daryti, ar ne? Tai labai kažkaip sugretinam su to, kad skaitmeninė erdvė lygiai taip pat skauda. Ir aš bent jau ką bandau įskiepyti visiems, kad didžiausios patyčios, žinot, nuo kokių žodžių prasideda? Pabandykit atspėti. Nuo tokių, kur pasakai tuos žodžius, o tada gali sakyti belę ką ir tada nebus patyčios pasak ir vaikų, ir suaugusių. Kažkoks žodis ir tada bet? Čia tik mano nuomonė. Čia tik mano nuomonė. Arba humoras. Galimai dar yra toks. Galimai jūs esate durna, bet galimai čia tik mano nuomonė. Galimai, matai, jau man atrodo, ruošiasi teisiniam procesam, jau čia tas galimai toks yra solidesnis, bet čia tas čia tik mano nuomonė ir aš tą visą laiką vaikams sakau, kad žiūrėkit, jūs dabar pagalvokit, nu vat vienas iš tokių pavyzdžių. Koks nors vaikas 2 mėnesius ruošiasi nufilmuoti TikToko video. Tikrai ir repetavo, ir stresavo, nu mes visi esam žmonės su emocijom, įkėlė tą video ir trečias komentaras, čia tik mano nuomonė, bet tai kaip tu čia atrodai, kokie tavo plaukai, kokis tavo balsas. Nors sakau, ir kaip jūs manot, kaip jam su tuo toliau, kaip jisai su tuo toliau gyvens. Tai tokie pagrindiniai patarimai, nepamirškim, kad skauda vienodai, gal toks uždarimui, sakyčiau. Ir tikrai apie tai kalbėkim dar šiek tiek daugiau, nes tos patyčios yra pakankamai, labai nauja statistika rodo, kad labai išaugo vos net 3-4 kartus per metus, kiek mes toj skaitmeninėje erdvėje iš tikrųjų išsiliejam ir pirmiausia, tai pradėkim patys nuo savęs ir prisiminkim, kad mes visada rodom pavyzdį tiems savo vaikams. Aleksandrai, irgi gal kažkokie patarimai yra tėvam, vaikam, jeigu jie mus žiūrėtų, arba tėvai, pavyzdžiui, norėtų perpasakot, kaip reikėtų saugiai, ar ne, naudotis tuo dirbtiniu intelektu, jo galimybėmis, nes suprantam, kad nieko neuždrausi, nes jeigu pradeda drausti, tai dar labiau norisi. Tai kaip tą daryti saugiai? Tai iš tikrųjų reikia supažindinti su tais, sakykime, su tom nesėkmės istorijom, iš tikrųjų, kad vaikai žinotų, kas praktikoje gali būti. Ir, kalbėti su vaikai, šviesti, prevenciškai kažkokius veiksmus atlikti, kad tas naudojimas dirbtinio intelekto jis būtų kiek įmanoma, kiek yra galimybė, kad jis būtų saugus. Nes, kaip ir kalbėjo kolegė, visiems atrodo, kad jeigu aš padarau kažką socialiniai, toj internetiniai socialiniai erdvėjai, tai nėra nutikę, tai nėra, reiškia, nėra realiam gyvenime, ne, kažkas atsitikę, bet tai yra mūsų kasdienybė, mūsų gyvenimas, darbas kažkieno, ne, tai mes jau turim suvokti ir vaikai jo labiau turi suvokti, kad jeigu tu darai kažką internete, tai tu darai, reiškia, realiam gyvenime kažkokį poveikį, ar kitam asmeniui, ar savo ten kažkokiom teisėm, interesam, ar kažkokias rizikas keli kitam asmeniui, ar pažeidinėjai galbūt jo kažkokias pamatinės teises ir taip toliau. Tai
turim apie tai šviesti vaikus ir vaikai turi suprasti, kad saugumas kaip ir gatvėje, taip ir internete turi būti. Indre, minėjai, kad jūsų šeimoje yra truputėlį galbūt kitokios taisyklės, nes natūralu yra truputėlį ir kitoks veiklos pobūdis. Jeigu teisingai iš tavęs suprantu, yra 3 tokie pagrindiniai dalykai, kuriuos pati taikai ar ne, tai yra, kad kalbėjimas su vaikais, kartojimas apie tai ir, jeigu iš pačios iš tėvų pusės ar ne, ateina tas atsakingas kažkoks viešinimas. Ką tu pati patartum žiūrintiem, tarkim, tėvam, mokytojam dabar, globėjam, kokie tie bendresni būtų patarimai, kaip tuos vaikus paleisti į tą dirbtinio intelekto džiunglių teritoriją ir kartu būti, kaip Aušra Kurienė sakė, lydinčiu asmeniu? Labai sudėtingas, bet man atrodo, čia toksai neišvengiamas cikliškas dalykas, besikartojantis kitą formą ir mums kaip tėvams, pedagogams, norintiems iš tikrųjų padėti. Tai turbūt vėl toksai spyris savo patiems skaityti, ne tik tai kalbėti ir pasakoti, bet ir sugebėti ne tik tai klausytis, bet išgirsti, ką sako vaikai, nes tai irgi labai yra individualu. Ir ugdyti tom pačiom per savo paties pavyzdį, nes negali reikalauti, nes dažniausiai, žinai, neskaitai knygų ir skaitai knygą, neimk telefono, nors tu sėdi visą laiką prie telefono, praleisti laiką. Čia mes kartu tą, ką sakai savo vaikam, daryk tą patį, nes tai galioja tau pačiam. Ir tokį patį, nežinau, tas pats kritinis mąstymas, apie kurį mes čia visi ir daug turbūt ir kalbėjote ir girdėjom, atsirinkimas. Atsirinkimas tos pačios tiesos, atsirinkimas ir pasirinkimas, kas yra tau apie tave, kas yra tikra, kas netikra, apie patį gal ne tik empatiškumą, bet ir sugebėjimą diskutuoti ir priimti kitų nuomonės. Tai nes vėlgi daug bus visokių blogybių, daug bus visą laiką skanesnis, tas saldesnis, nesveikesnis dalykas. Toks, bet jeigu tu iš tikrųjų pakalbėsi ir apie tą blogą dalyką, daug cukraus, nesveika, parodysi galbūt pagal skirtingą amžiaus tarpsnį, aš turbūt auginanti 2 skirtingus amžiaus tarpsnius vaikus supratau pati per savo pavyzdį, kad viena taisyklė, jinai tikrai negalioja vienam, jau mano vaikui, tai ką mes kalbam apie visą masę, paieškoti kitų kampų, kad vaikas tave išgirstų ir vėlgi neįbauginti ant tiek, kad jis neužsidarytų, o kaip tik labiau atsivertų, kad kaip tik jeigu jisai suklydo ir jau net ir padarė tą klaidą, viskas gerai, mes ją išspręsim. Gerai, Jonai, sąmoningai palikau patį pabaigai, nes mes čia nuo pradžios kažkaip konferencijos kalbėjom apie tai, kad tų vaikų balso negirdim, girdim mažai, tai dabar prašysiu paties pasakyti, ką mes suaugę galim padaryti, jūs lydėdami tose dirbtinio intelekto džiunglėse. Tai aš manau, kad ten tie apsimestiniai skambučiai, laiškai, akademinis sąžiningumas, įgūdžiai, faktų žinojimas, kontekstas, supratimas, tai toliau, ir visa tai, ką mes čia palėtėm, iš principo diskusijoje, kur tie iššūkiai ir pavojai yra labai svarbu, bet mokiniai jau ten per 3 metus jau daugiau mažiau ir vaikai, nes vis tiek 3 klasės telefono tau reikia mokykloje, su to susigyveno, pradeda susigyventi, ar jeigu galima tai vadinti susigyvenimu, tai yra jo pasiekmes, bet kažkaip judami į priekį, dėl ko yra labai neramu, ką reikės daryti po 20, 15, 10 metų, nieks nežino, nes yra mano bent jau aplinkoje, mūsų aplinkoje daug žmonių, kurie žiūri į darbą kaip į kažkokį gyvenimo prasmę. Reikia kažkokios gyvenimo prasmės, bet maždaug žinai 100%, kad to darbo nebebus ir tu nežinai, kam tu gyveni, tas met tau reikia išmokti pradėti gyventi, džiaugtis kažkokiais dalykais ir susikurt prasmę. Ir tos prasmės iš darbo pusės, kad bus geriau tau, bus geriau kitiem ir taip toliau, jos kaip ir kartais atrodo, kad nebelieka mokiniam. Tai čia toks yra labai įdomus dalykas ir čia labai visi labai žiūri į finansinį raštingumą. Irgi tas stresas yra iš to, tai o iš ko tu gyvensi, arba ką tu darysi, ką tu veiksi, tu nieko nežinai. Tai toks nežinomybės jausmas, pasimetimo jausmas, savo vietos neradimo jausmas
yra, ką jaučia mokiniai kartu prie visų šitų dalykų. Gerai, labai trumpai, o čia jūs bijot, kad dirbtinis intelektas iš jūsų darbo vietas atims, ar kaip? 100%. Žinokit, nereikia gal irgi taip įsibauginti, reikia kritiškai pasižiūrėti į šitą informaciją, nes vėlgi žmonės, kurie dirba su dirbtiniu intelektu, sako, kad jis neteis taip greitai, kaip čia žiniasklaida kalba, nes yra pateikiamas elementarus pavyzdys, kad tarkim mes dabar su tais chatbotukais, mes nenorim, jeigu tai yra paslaugos ir visa kita, mums reikia, kad išspręstų čia ir dabar, arba savitarnos kasos, kur vis tiek reikia žmonių, tai žinokit, turėsit jūs to darbo, tikrai turėsit. Tai visus kitus klausimus apskritai, visus klausimus galima išspręsti kartu, jeigu kalbamės, jeigu pakartojam, apie ką kalbamės, jeigu rūpinamės vienas kitu ir vieni kitais. Tai tiek šiandien diskusijoje, labai kviesime pratęsti tą pokalbį, kas dar likę esat prie kavos puodelio. Įrašą matysite paskui Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos puslapyje, galėsit naudoti, susisiekti beveik su visais pranešėjais vienokiu ir kitokiu kontaktu. Tai ačiū labai, kad buvote kartu su mumis, gražios dienos ir nepasiklyskit tose dirbtinio intelekto džiunglėse.